Šis vakaras daugam bus labai įsimintinas, nes bus įvertinti ir paskatinti gabūs ir puikiai besimokantys rajono mokiniai. Pirmiausia, tai aš norėčiau pasakyti, kad aš nesikandžioju, kiek žinau, ir meras nesikandžioju, gal galima kaip nors arčiau prieiti. Mūsų tikėjimo, mūsų jaunimo išraiška, mūsų investicija ne tik į savarankiškus kiekvieno pasiekimus, bet ir į bendrą mūsų visų ateitį. Ką gali žinoti, galbūt mes šiandien sveikiname ir įvertiname būsimus pačius geriausius inžinierius, mokslininkus galbūt, verslininkus, lyderius. Mieli moksleiviai, šiandien gaudami finansinę paramą ir paskatą, simboliškai jūs gaunate ir mūsų patvirtinimą, kad jūsų darbas, o pagrindinis jūsų darbas dabar yra mokslas, yra matomas, yra vertinamas ir yra mums labai svarbus. Aš nuoširdžiai dėkoju mokytojams, nuoširdžiai dėkoju tėveliams, kurie šios moksleivius lydite, jais pasitikite ir tikite. Tad tegul ši paskata, šios dienos įvertinimas būna jums dar vienas žingsnelis į ateitį, į jūsų pačių ateitį, į norą tobulėti, siekti pačio geriausio ir būti patiems geriausiams. Nuoširdžiai visus sveikinu ir ačiū šios šventės organizatoriams už gražią šventę. Daugiausia pinigų iš tikrųjų galima uždirbti per galvą, dėja ne per jėgą. Tai atsiminkit tą ir geras mokslas tai yra pirmas žingsnis ta linkme. Sakyt, apimti reiktų praplėsti, skatinti ne tik tai gerai besimokančius mokinius, bet ir mokytojus, kurie tuos mokinius moko. Jeigu meras pritars, tai kitais metais, manau, tai įvyks. Malonaus vakaro.